Sveiki visi vyno mylėtojai, aš esu Edgaras Kazokaitis, šiandien ragausime išskirtinius vynus su labai išskirtiniu svečiu Narimantas Miežys. Šiandienos mūsų degustacijų tema yra Premium Familia vynai, bet mes pamėginsime į tą vyną pažiūrėti iš pradedančio vartotojo perspektyvos. Kas čia šitoje taurėje turėtų būti pas mus? Toksai vynas, būtent kaip Pinot Gris, jis yra labai gastronominis, jis labai gerai dera su maistu. Tai tiek restorane, tiek namie gaminant labai gerai derinti jį, nes jis yra prieskoniškas. Jeigu mes įpalostum, yra daug prieskonių. Aš jau ir paragauti šiek tiek norėčiau. Taip sakant, aš manau, nes tie aromatai už gerą vyną, už premium vyną. Sveiki visi prisijungę prie mūsų dar vienos Botlery degustacijos. Tai Botlery švenčia 10 metų jubiliejų, tą progą sukūrėme degustacinių laidų ciklą. Ir šiandieną viešimės ne bet kur, o labai fantastiškoje erdvėje, tai Pacų viešbutyje. Kamilė, čia yra tavo ir ačiū, kad prisijungi prie mūsų. Ir labai bus su tavimi įdomu pašnekėti šiandien apie putojantį vyną. Kai ragaujame bet kokį putojantį vyną, labai svarbu temperatūra, kadangi butelyje yra ypatingai daug slėgio, kuris, jeigu vynas yra šiltas, natūraliai tiesiog purkš ir galimai išsitepsim ir savo, ir kitų aprangas. Tai visų pirma labai svarbu, kad pats gėrimas būtų gerai atšaldytas. Tuomet atlaisvinam šiek tiek velutę ir kartu su ja tiesiog lengvais pasukimais, 45 laipsnių kampu pasukę butelį, sukam su visiška kontrolė kamščio rankoje ir be garso ir be burbuliukų praradimo atidarome butelį. Sveiki visi Botlery klubo nariai. Kiekvienos degustacijos metu mes vis tyrinėjame naują vyno regioną ar tam tikrą gėrimų kategoriją. Na ir šiandien man be galo džiugu pristatyti šalia savęs Gustavo Devas. Ai. Tai šiandien mes irgi šnekėsime su tavim daugiau apie skirtingus portugališkus vynus. Pradėsime nuo putojančių, judėsime prie baltų, rožinių, raudonų ir užbaigsime be abejo su portu. Pirma šiandieną iš jų, ką mes ir turime pas save, tai būtent yra Vertis putojantis vynas iš Douro regiono, tai būtent šiaurinės Portugalijos dalies. So it has a very interesting balance between nice freshness, but already the aging gives a bit of a body to the wine, which is important if we are also willing to have this with some sort of food pairing, some food. Tai mes galime kartu visi, ir tą mažą gurkšnelį paragauti. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems būtent šiandien mūsų degustacijoje. Ačiū labai Gustavo, obrigado, kad sutikai pas mus atvykti. Ir sveikiname dar kartą Botlery su 10 metų jubiliejumi ir keliame būtent taurę už tą. Saliu. For the next 10 years again.